Nenoriu tavęs labai gąsdinti, bet atėjo laikas šaknų daugybai. Žinau, ką noriu pasakyti. Pala, mes jas dar turim ir dauginti? Nesąmonė. Bet nieko tokio. Aš tau padėsiu. Aš išmokysiu, kaip dauginti šaknis. Pamatysi, tai nėra taip jau keista, baisu ir neaišku. Pavyzdžiui, pažiūrėk į pavyzdį. Šaknis iš 3 kart šaknis iš 2 yra tiesiog šaknis iš 6. Visas easy, labai lengva. Mes to galim dauginti ar skaičius. Pavyzdžiui, šaknis iš 4 kart šaknis iš 5 lygų šaknis iš 20. Puikiai padirbėjome, galime keliauti ir panašiai. Ačiū už pamoką, buvo nuostabu, labanakt. Pala, aš dar nebaigiau. Mes šaknis sudauginti išmokom, šaunuoliai, viskas fantastika, labai gerai, labai puiku, bet dar yra porą dalykų, apie kuriuos noriu pakalbėti. Taigi, ką mes galim padaryti naudingo savo? Kaip galim padėti savo su šita šaknų daugyba? Pavyzdžiui, jeigu mes turim šaknį iš 2 kart šaknį iš 2, gerai, mes kiek gausim, mes sudauginam, gausim šaknį iš 4. Labai paprasta. O šaknį iš 4 mes mokam ištraukti. Jei ką, praeitam video mokėmės, iškelsiu nuorodą pamokos gale, tai bus tiesiog 2. Lengva, viskas fantastika, labai lengva. Puiku. O kiek bus šaknis iš 5 kart šaknis iš 5? Šaknis iš 25. Arba tiesiog 5, jeigu ištrauksime šaknį. Nuostabu, mes pamatome labai įdomų dalyką, kad jeigu mes pakeliam kažkokį skaičių, po šaknyje esantį skaičių kvadratu, visą šaknį kvadratu, tai mes tiesiog gausime tą skaičių. Nuostabu, fantastika, mums tai puikiai pavyksta. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu mes turime šaknį iš 5, kurios ištraukti negalim dėja, nes neturim paprastos skaičiaus racionalaus, kurį galim padauginti iš savęs ir gauti 5. Bet jeigu mes padauginsim, pavyzdžiui, iš šaknies iš 20, mes gausime įdomų dalyką. Mes gausime po šaknyje didesnį reikia nupiešti 5 kart 20, gražesnį nulį nupieškime, negražus nulis, gausime tiesiog šaknį iš 100. Arba tiesiog gausime 10. Nuostabu. Taigi, jeigu mes turime vieną pošaknį, kurio negalim ištraukti, kito, kuris pilnai neįsitraukia, bet juos sudauginę gausime labai gražų pošaknį, kurį galim ištraukti, mes jį ir ištrauksime. Na, fantastika. Mums puikiai čia sekasi. Jeigu, pavyzdžiui, gautume tokius veiksmus A, B, C, greitai padauginkime, nerodė, dabar padauginkime. Šaknis iš 3 kart šaknis iš 5. Na, čia lengva, mes kažkiek gausime, pavyzdžiui, gausime šaknį iš 15. Puiku, kadangi tai nėra kažkokia konkreti šaknis, kurią mes galim sudauginę gauti atsakymą, tai mes taip ir paliksime. Nuostabu, jeigu mes gausim, pavyzdžiui, šaknis iš 3 kart šaknis iš 12, mes gausim šaknį iš 36 ir gausim tiesiog, nuostabu, gausime 6. Puiku. Ir kai mes traukiam šaknį iš tokių didesnių šaknų, iš didesnių pošaknių, mes galim pastebėti įdomų dalyką. Mes galim pastebėti, kad jeigu turime, pavyzdžiui, dauginam šaknį iš 2 kart šaknį iš 2 ir kart šaknį iš 7, tarkime, gražiau nupiešti 7, tai negražus čia, ką mes galim gauti? Koks bus atsakymas, kaip galvojate? Na, pagalvokite, galite sustabdyti apštinais, paspauskite, pagalvokite ir tiesiog. Matote, mes, jeigu turim vienodus skaičius pošaknyje, mes galim juos sudauginti ir ištraukti šaknį. Taigi, šaknis iš 2 kart šaknis iš 2 bus tiesiog 2. O 7 neturi savo poros ir mes tiesiog gausime pošaknyje 7. Va, koks įdomus variantas. Taigi, šaknis iš 2 kart šaknis iš 2 kart šaknis iš 7 bus 2 šaknis iš 7. Ir mes prieisim prie įdomaus dalyko.
mes galime sudauginti skaičius netgi tokius. Pavyzdžiui, 2 šaknis iš 2 kart 5 šaknis iš 3. Kaip galvojate, kas čia bus? Galite pagalvoti ir aš jums padėsiu. Matote, mes dauginame sveikus skaičius su sveikais, natūralu, ir šaknis su šaknimi. Tai mūsų atsakymas bus 2 kart 5, tai bus 10, ir tada šaknyse mes galime, aš galiu netgi parodyti, tai yra 2 kart 5, ir tada po šaknyje 2 kart 3. Mes turime, matote, dauginam šaknį su šaknimi, pošaknį su pošakniu, ir, nes taigi, kodėl sakiau pošaknis, o ne šaknis, tai yra šaknies simbolis, o skaičius, kuris yra šaknyje, vat po šaknimi yra pošaknis. Tai mes juos sudauginame ir gausime tiesiog 10 šaknų iš 6. Vėlgi, iš 6 negalime ištraukti šaknies, nes neišsitraukia į jokį racionalų skaičių. Nuostabu. Ir tada noriu užbaigti dar su keliais pavyzdžiais, kurie, tikiuosi, padės geriau suprasti. O kas, jeigu mes turim tokį nuostabų uždavinį? Pavyzdžiui, šaknis iš 2 kart šaknis iš 8. Ok, čia nieko tokio, mes sudauginkime ir mes pamatysim, kad tai yra šaknis iš 16, nes mes sudauginam 2 kart 8, ar ne? 2 kart 8, 16 ir galim ištraukti šaknį ir gauti 4. Nuostabu. Ir dar vienas pavyzdys. O kas, jeigu turime šaknis iš 2 kart šaknis iš 6? Na, čia jau įdomesnis dalykas, nes mes gausime šaknį iš 12, ar ne? Šaknis iš 12 ir atrodo, kad mes negalėtume ištraukti šaknies iš 12, nes nėra kažkokio skaičiaus specifinio, bet mes galim šį vietą padaryti. Mes galim pastebėti, kad 12 tai yra 4 kart 3. Arba galim netgi skaidyti dauginamaisiais. 2 kart 2 kart 3, ar ne? Ir kai yra 2 vienodi skaičiai po šaknyje, galbūt atsimenate, matote, 2 vienodi skaičiai, mes galim ištraukti šaknį. Taip, ups. Ir mes ištraukiame šaknį šiuo atveju iš dvejetų, ištrauksime šaknį ir gausime, ištraukę šaknį iš dvejetų, gausime 2 šaknis iš 3. Nes vienas skaičius, skaitmuo skaičius, tai yra, kuris neturi poros, jis negali būti ištraukiamas, o tas, kas turi porą, jeigu skaidysime dauginamaisiais, mes galime ištraukti šaknį. Tai va, toks tas įdomus šaknų pasaulis. Na ir paskutinis veiksmas, nes noriu jį parodyti, kiek bus 3 šaknis iš 2 kart, nežinau, 5 šaknis iš 2. Na, va čia įdomu. 3 šaknis iš 2 kart 5 šaknis iš 2. Pagalvokime. Ir mes gausime 3 kart 5, 15. Ir šaknis iš 2 kart šaknis iš 2, tai gausim šaknį iš 4, arba 2 kart 2, kaip jums geriau. Mes galim ištraukti šaknį iš 4 ir gauti dvejetą. Mes ištrauksime iš 4 šaknį, tai bus tiesiog 2, tai bus 15 kart 2 lygu 30. Vėlgi, jūs galite sakyti, pala, kodėl mes čia dauginam? Kodėl čia yra daugybė? Kodėl mes čia dauginame? Ir čia iš esmės yra įdomus konceptas. Mes, kai rašome šaknį ir sveiką dalį, tai iš esmės yra tas pats, kas 3 ir x. Mes turim nematomą daugybos ženklą. Tas pats ir su pošakniais. Mes iš esmės turim nematomą daugybos ženklą. Na va, tai tiek mes šiandien turėjom puikių uždavinių. Wow, kiek mes spėjom padaryti per kelias minutės. Taigi mes dauginame pošaknius, su vienodais skaičiais mes galime ištraukti šaknį. Puiku, skaičius, šaknis kvadratu yra tiesiog tas skaičius. Čia daug pavyzdžių. Na ir paskutinis h. 3 kart 2 šaknis iš 7. Tai mes tiesiog gausime 6 šaknis iš 7. Nes mes dauginam sveikuosius skaičius, o šaknis šiuo atveju lieka nepakitusi. Ačiū Jums.